Savanorystė žinoma, kad geras dalykas. Savanoriai visada visur labai reikalingi. Būtų drąsūs, komunikabilūs ir mokėtų save pateikti. Savanoriaudamas jaunuolis tikrai patiria daug naujų iššūkių, kaupia kitokią patirtį, susipažįsta, mokosi, jaučiasi svarbus, įgyvendina slapčiausias savo svajones. Susiranda taip pat savanoriaudamas ir naujų draugų. Savanorystė priteikia jėgų, savęs pasitikėjimo, komunikabilumo, ryšio su kitais žmonėm. Tu gali daug patirti, sužinoti ir be abejo padėti. Aš manau, kad savanorystė yra galima mūsų vaikams taip pat. Net ir mano dukrai sėdinti vežimėlyje gali būti kažkam naudinga, kažkam padėti, pagelbėti. Žmogus su negalia nei kuo nesiskiria, manau, nuo to vadinamo mūsų sveiko žmogaus. Jis kaip tik, kiek aš esu pati patyrus, visada susitinku tokį žmogų su šypsena, kuris tau ištiesia ranką, pasisveikina. Ir labai malonu visada sutikti tokį žmogų, o jeigu jis savanoris, tai mes tokių žmonių laukiam. Pavyzdžiui, sakykim, kada pakalbėti su seneliais kažkokiais, ar šiaip su žmogum ligotu, gali gėles jam palaistyti, gali būti netgi ir pažaisti su jo augintiniu, jeigu ne problema mažas ir pavedžioti lauke. Varžybose savanoriauti, gali padėti, pavyzdžiui, vaikų lopšelyje, darželyje, gali taip kokioj šventėje organizuojamoje, tik tai reikia kreiptis visada, nes organizatorius arba įstaigos administracija ne visada žino, kad gali į juos kreiptis. Tai daugiau tos reklamos, daugiau išėjimo į žmonės. Gali padėti kitiems, kuriems reikia pagalbos, tai yra ir seneliams, ir mažiems vaikams. Jaunimas savanoriaudamas mūsų darželyje suteikia tikrai labai daug teigiamų emocijų vaikams. Jų piešti stendai, piešiniai vaikus skatina domėtis, vaikai keičiasi savo patirtimi, jie tampa empatiškesni, nebijo bendrauti, drąsiai klausia, užduoda klausimus. Vaikai ir jaunimas tikrai pas mus darželyje patiria begalę teigiamų emocijų. Labai džiaugiamės šitą savanorystę, kviečiame kuo labiau ir kuo daugiau iš tikrųjų jaunimą su negalia savanoriauti, prisidėti prie tokių gražių darbų ir linkime begalinės sėkmės.